Dažniausiai pasitaikantis skausmas yra juosmeninės apatinės dalies. Tai štai tokios išvaržos, kurios dirgina nervinę šaknelę. Ir mūsų skausmas keliavo tiesiai į dubens kaulą, į sėdmenį, į koją ir į apačią. Mano pacientai klausia, mano klientai klausia, kaip greičiau susitvarkyti po traumos, kaip tą greičiau sumažinti tą skausmą vienoje ar kitoje kūno dalyje. Kokios dažniausiai atsiranda tos problemos? Dažnai atveju skauda kaklą, nugarą, koją, kelį. Kas gali padėti suvaldyti tą skausmą. Gal numeris 1 yra geriausias, tikras geras diagnozavimas to skausmo priežasties, tvarkyti priežastį, o ne pasekmę. Ir dažnu atveju klausia, kas dar gali man padėti tikrai kaip pagalbinė priemonė. Galiu drąsiai rekomenduoti Aprosporto. Jis tikrai padeda kaip prevencija raumenų traumai, kojų traumai, nugaros traumoms, skausmams ir atsipalaiduoti ir paruošti raumenis sportui, treniruotei, apšilimui. Kas labai patinka šito kremo, kad jis labai gerai susigeria. Po kremo tampa sausa oda ir mes tada galim dar ir typuoti. Jeigu jaučiame diskomfortą treniruotės metu, varžybų metu, tai geriausia kaip apšilimui, kaip prevencijai taikyti šildantį Aprosporto kremą. Tepti, kaip ir minėjau, galima tepti čia visą pečių juostą. Jisai padės išvengti tą diskomfortą ir skausmą. Po treniruotės, po intensyvios treniruotės ar varžybų labai gerai taikyti šaldantį, kad jisai atgaivintų tą raumenį, nuimtų uždegiminį procesą. Tas padeda geriausiai atsistatyti po treniruočių ir sporto varžybų. Tikrai rekomenduoju Aprosportą.